Nu tai labą rytelį. Pikvikas prasideda nuo gerų darbų. Tai kas sekat, kai žiūrit, iš esmės, kas matot mūsų Instagramus, tai žinot, kad buvo žaidimas ir buvo galimybė laimėti litrą Miolers žuvų taukų. Skanių, su citrina, nešlikščių, netų senų, kur neįmanoma gerti, kur susipili ir nieko nepajauti, bet visai skanu ir gerai. Tai, žodžiu, vakar išrinkom laimėtojus ir dabar jau atkeliavau išsiųsti vieną siuntelę. Aš išsiunčiu, kitą išsiųs žmona. Kaip ir minėjau, prasidėjo pikvykas. Tai šiandien yra pirmadienis, šeštadienį lipsim ant scenos. Kol kas kažkokių didelių pokyčių nieko nedarom, pušinam žemyn toliau. Savaitę likus iki lipimo svoris 87,7. Tikrai dar stipriai važiuoju žemyn, manau gal koks apie 1,5 kilogramo gal netgi. Viską matysim, tai vat, žodžiu, pasitengsiu daug viską parodyti apie šią savaitę, visą kelionę, viskas bus dar prieš akį, tai per daug nepasakoju, o dabar atiduodu siuntą, ankstyvas rytas, dar nėra nei 7 ir toliau keliauju susirinkti savo žingsnius, judėti tolyn. Tiesiog, tai va, susimatysim vėliau. Grožio procedūros prieš varžybas. Einam pas tą pačią specialistę kartu su žmona. Geriausia, ką atrast, kas atrasta, ane? Labai fainai, maloniai. Visada atradau šitą būdą, kad prieš varžybas reikia pasidaryti pedikiūrą, pasidaryti gelinį bespalvį lakavimą, visada būnu su švyčiančiais gražiais nagais, bet esmė tame, kad grimas neįsigeria į nagų plokštelę ir nagai palieka gražus, tvarkingi, švarus, nes kitu atveju pusę metų mažiausiai atrodau kaip su griveliu, tai nieko nepadarysi, tai, bet visai fainai, visai malonu, pasirūpina pėdom. Šypsas, juokės, smagu, tai va, fainai, tai va, paskutiniai tokie irgi potėpiai prieš varžybas, kas ir poilsis, ir atsigavimas, ir malonumas. Ir kojų švelnios. Nu, pasisveikink dar kartą. Ja, tai va, rytas. Aš netgi su savo koše čia. Tai va, antradienis. Atvarėm šiandien 8:30 ryto prasimasažuot. Dar kartelį prieš varžybas. Kaip tik šiandien išvarom po pietų į Klaipėdą Šilutę, atiduosim gyvūnus, išmiegosim ir pasileisim toliau į trasą. Bet pirmiausia, malonumai. Dirbas ar normaliai, kol kas pačilina, kas dar skaniai, labai skaniai pavalgo. Ir čia. Ir kol kas tiek. Po to dar ir pasportuoti reikės. Labas rytas, skrydžio diena. Nelabai laba, bet Kelionė tai, čia iš tikrųjų, nuo vakar dienos tai smaginamės. Kaip sakau, nuo palikto katino maisto šuns pavadėlį važiuoju į oro uostą. Absoliučiai gyvūnai palikti be nieko. Pravažiavom belenkiek kilometrų žvyrkelių. Rytas mūsų timpos plyšo, žodžiu, žmogus nusipirko kavos prieš, nesakysiu kiek laiko, bet pagaliau gali atsigerti. Tikiuosi nepavėluosim, rytas nelabai geras. Va, purto dar po žvyrkelio, tai jau nieko. Lietuvos keliai. Daug nekomentuosiu nieko. Tiesiog. Tas rytas, kad visiškai, žodžiu, nieko, kažkaip tais. Na, tikiuosi į oro uostą spėsim ir išskrisim į Rumuniją. Nekomentuojama. O šiaip nuo vakaro biškai jau dabar atsigaunam, viskas normaliai. Ja, nes prie raudonų stovim. Ir šviesoforo pagavom. Kelio darbai. Žodžiu, nieko, nuo vakaro išvežiojam gyvūnus. Palikom šunis pas mano tėvų, katinėlis pas Ovidijaus tėvų, tai išmiegojom pas Ošvių su katinėliu,
su vaikais, dukterėčia ir sūnėnu. Kas mėgojo, kas nelabai. Žmogus 7 tabletės melatonino išgėrė per 5 valandas miego. Tai man tik 2 pakako, kėlėmės labai anksti, kėlius 4 gal, biškai po 4. Ir tai tėtis Ovidijus ateina, vaikai, ar viskas gerai, ar jūs jau spėjat maždaug kylat. Tai žodžiu, žmogus rūpinasi, bet nieko normaliai. Važiuojame varžybos, dar blemba shit happens, tai uždegimą turiu į nugarą įsivarius, su kuprinė, oro uoste į Rumuniją. Kažkaip tai nežinau, tikiuosi mes išgyvensim šitą blogą, jūs pamatysit ir viskas bus normaliai. Pipės blemba, nežinau, kažkaip tais. Jo, jis teisus, bet bent į greitkelį, sakau, po žvyrkelio, nežinau, kiek kilometrų iššokam. Nieko, diklako turiu lagaminę. Ir leidžiama, ir geriama. Man to jau ramekų reikėtų. Grada antidepresantų reikėjo žmogui paimti. Paieškosim, vaistinėlę tokia kieta turiu, ten visko yra. Jau, laikykis vyras, viskas gerai. Jau biškutį geriau. Šiaip... Nevėluot, vadėl. Ne, jau pusę velio, nesakyk nieko, kad tu nesusikuiti daiktuose čia kas kita. Mane narkotikų paėmė, tikrai. Čia beveik visus įma. Tavęs neėmė, nors turėjo tave imti, o ne mane. Tu baisiau atrodai. Taip, žodžiu, šiaip ne tai pasiekėm Rygą, laiku, atvarėm, viskas normaliai, be streso, laukti per daug nereikėjo, viskas šiaip all good to klausimu. Atskridom į vietą, be jokių didelių problemų. Kas toliau? Skrydis šiaip pakankamai geras. Pradėti reikėjo nuo to, kad buvo baisiai šudina naktis. Tai jau prieš tai nepasakojom. Jo, tai va, tai pasakojom, kad tikrai buvo chujova naktis. Arba ne. Tikrai buvo bloga naktis, bet čia lygtais jau pasakojom, va tenas, kliurkų irgi reikia. Kas įdomu. Tai va, tai žodžiu, pasiekėm laiku, kad ir žvyrkeliais, kad ir po to viskas normaliai, susiradom kelią, viskas normaliai. Atvažiavom, palikom mašiną, atvažiavom į oro uostą, atskridom, viskas gerai, skrydis 2 geros valandos buvo. Jo, 2 valandas su pusė, labai fainai. Jo, šiaip... Dviese sėdėjom. Šiaip geras, komfortiškai, patogiai, viskas to klausimu. Baltiką rekomenduoju. Jo, tik pats nusileidimas buvo žiauriai šlykštus. Buvo negerai, dar dabar biškai galva mūtina. Tai dabar jau praėjom patikrą, kur viską purtė belenkaip iš tos pusės, čia kažkoks kosmosas su to klausimu. Aišku, sakau, iki smulkmenų džiovintuvus traukiam, tos pakroviklius visus traukiam lauk, viską traukiam. Jo, tai va čia to klausimo bjauriai, aišku, ir pasų patikra papildoma, dar viso kita, Europos Sąjunga, bet... Narkotikų patikrino kažką. Tai va, tai toks įdomybės šiokios tokios. Tai va, tai dabar už 2 valandų skrisim vietiniu reisu iš Bukarešto į Kludž-Napoką. Skrydis apie 55 minutės turėtų būti. Tikimės, kad bus geras lėktuvėlis ir nepurtis, netampys, nes nesinorėtų. Šiuo momentu yra 37 laipsniai čia. 37 laipsniai. Kosmosas kaip karšta. Aišku, pačiam oro uoste komfortiškai normaliai, bet šiaip nefainai. Bet nieko nepadarysi, nepasirinksim. Tai va, tai tikimės, kad būsim savo vietoje, laiku, be streso, be vargo, varysim, apsipirksim, toliau ką reikės susiruošim ir... Tikimės, bute bus kondicionierius. Jo, nes kitu atveju bus labai liūdna. Tai va, kol kas iš kelionės, va tiek. Paskui namus parodysim. Gal. O tu skanios kavos to, o man vandens. Ką, po skrydžio mes jau pagaliau namie, einam pažiūrėsim namus, po kol kas tai aš jau beveik Rumunijai likt pasiruošus. Čun. Ok. Taratata. Jau tikrini puodus? Taip sakyk, kaip tau? Įties, Black and gold. Čia visiškai labai rumuniškai ir šuniukų va pilna visur. Va čia šuniukai,
Turim, va, ir čia tokią galvą gražią. Prašau, Akila, židinukas, tėlikas, ten turim terasėlę dar, einam į miegamąjį. Bambaram pam pam. Puiku, grinai, eik tu savo. Čia ta prasme visiškai yra mano stiliaus apartamentai ir šiaip aš jau kaip ir pasiruošusi čia netgi likti. Brangusis, kodėl mes tokiuose negyvenam? Labai gerai. Labai. Gerai. Čia vat, žodžiu, pozavimo veidrodis, jeigu ką. Tai žodžiu, nu ir nelabai yra ką pridurti. Va, visur juoda, visur. Čia va, grinai mano spalvos. Na, taip. Va, tiesiog lafa. Poniškai taip klausyk, ar ne? Ai, palai, tualetu dar einu nuėjant. Svarbiausia vieta. Tam, pam. O, plunksnelė. Pasižiūrim, šustrus jungsim. Viskas lygiai taip. O, tėvuliau. Čia yra auksinis unitazas. Labai gerai. Visur be šuniukų tematika. Dušelis. Ir tiesiog nėra ką pridurti daugiau. Auksas. Visur yra labai rumuniškai. Auksų viskas žiba. Aš laiminga. Nu ir visko neparodžiau. O vis taip ir sėdi. Pala, čia dar vienas labai malonus momentas. Pamparam, terasėlę. Jūs pažiūrėkit su kokiu vaizdu. Belen, kaip gerai. Pasaka. Pažiūrėk, kaip gerai. Apsišviečia šakis, jau tamsu čia. Gražumėlis. Labai gerai. Dirbtinė žolytė. Vsio, varom priekintis. Valgyti reikia, kad tokiuose gražiuose namuose gaminti. Ir tarp kitko labai nebrangiai gavos šitie apartamentai. Rumuniškom kainom. Ta prasme, mūsų kainom labai gerai. Nu, tai labai rytą. Šiandien ketvirtadienis, vakar buvo linksma naktelė. Filmuoju taip įdomiau iš veidrodžio, kadangi pats nedidukas, tai geresnis vaizdas šitaip. Na, čia po kelioninę rytinę formytę. Ir čia matom. O, šodėl liučinas, žodžiu, yra kartelė. Taip. Žodžiu, 86 ir 6. Šiandien tiek. Tai va, dar truputėlį vėliau apie vakarykščius nuotykius papasakosiu, kas ir kaip. O dabar einu praustis, nes pasiūčiau vis miržu nuo prakaito. Nu, kaip gulis. Kaip? Kaip gulis. Puikiai. Auksų žiba viskas. Jo, rumuniška chatelė, pavadinkim taip. Namukai, apartamentai. Apartamentai, juoda, auksas, kaip ir matėt, apžvalgą padarė. Tai žodžiu, vakar turėjom labai smagų vakarą, tai atvykę, nuvarė apsipirkti, viską grįžtam, viskas kaip ir planuojam pasidaryti vakarienę, viskas normaliai, nu, pavargę, bet all good, nu, viskas kaip ir. Ir žodžiu, dedam keptuvę ant kaitlentės, bandom jungt, nesijungia, tiesiog vienaip, antraip, žiūrim, viską darom. Tiesiog
Galvom, mes ant tiek durni, kad nesugebam kaitlintis, jungti ar kažką. Nu, žodžiu. Visai viską pramakalavom, nu ir rezume neveikia. Faina, labai faina, nu, ką padarysim. Skambinam šeimininkui, šnekamės taip ir taip, beveik 10 val. Vakaro. Ir sako, nu, aš nieko padaryti dabar negaliu. Nu, rytoj ryte apie kokį 10-11 val. Galėsim atvažiuoti, pažiūrėti, kas čia darosi taip ir taip. O aš sakau, ne, man laikas spaudžia, man ryte valgyti viską, gamintis, žodžiu. Nu, šiaip ne taip. Galvojom, suradom būdą, tiesiog nusinčiau jam nuotrauką, elektrinės kaitlentės, tiesiog tos momentinės, kur į gamtą galima vežtis dar bet kur, kad nupirk tokią ir ryte atvežk. Tai dabar yra po 8:15, šiaip sutarėm, apie 8:30 turėtų jisai atvežti. Kol kas dar neskambinom, nu bet okei. Pusryčius teko pakeisti kitokiais negu planuota, bet irgi viskas kaip ir normaliai, nėra didelės bėdos. Šito klausimu buvo galima apsisukti. Ana teko irgi biškį valgyti mažiau skaniai negu norėtų, bet... Negu pratus, bet... Bet turėjau sūrio, žinok, sūris viską padarytais, kiaušiniai ir orkaitį, ir mikrobangiai su sūriu pilnai, va. Taip jau būna žiūrkim. Ačiū, brangus. Su meile. Tai va. Tai žodžiu, tokia situacija, kad labai buvo biškutį streso, nervų, pykčių, teko biškį pasipykti, bet, nu, viskas kaip ir gražiai po to išsiskyrėm, viskas normaliai. Tai va, šiandien atsikėliau, pasiekiau savo norimą svorį, tai mažiausias svoris šį pasiruošimą, kondicija labai šiuo momentu esu patenkintas, super, džiaugiuosi, ką įspaudžiau, ką pasiekiau. Dabar liko labai tvarkingai užkarbinti, viską padaryti nuosekliai, neperspausti, nei užkrovos, nei nedakrauti. Nu, tiesiog turi viskas būti labai smooth. Laukia įdomus laikas, rytoj svėrimai, aišku, dėl svorio labai nepergyvenu, nes turiu tikrai nemažą rezervą dar visame kame. Tai kaip ir bus viskas gerai, ne? Taip. Tai va, kol kas tiek informacijos apie visus smagumus, įdomumus ir, žodžiu, tiesiog dabar laukiam savo kaitlentės, kad galėčiau išsivirti ryžius, pasiruošti mėsą ir pavalgyti už poros valandėlių kažkur tais. Tai va, tada varysim į masažą ir dar padaryti. Aš nevarysiu, atsišaukiau. Turėjau irgi varyti, bet taip jau nutiko, kad nevarys. Tam tikros priežastys yra, bet nesvarbu. Aš jau kažkur minėjau, kad uždegimą nugaroj turiu. Nu, tai va. Tai va, žodžiu, neverta traskyti papildomai. Reikia pasisaugoti ir tada dar link antros dienos pusės varysim pasportuoti. Pagaliau. Paskutinę treniruotę padaryti prieš varžybas, viršaus lengvą cirkuliacinę. Taip. Tai va, tiesiog užteks čia šnekėti. Nusibodu mane. Gerai. Ate. Nu ką, atvarėme registraciją. Vienas negyvas žmogus, vienas gyvas. Vyras. Nelabai. Gyva laukiam tenais pas mus svėrimai. Juda viskas pakankamai greitai. Paskui. Geras rakusas. Vien 170 Rumunijos atletų šiose varžybose. Vien šitos šalies. Šakės. Tai va, atletų pilna salė, belenkaip iki lauko stovė eilė, mes atvažiavom nuo pat pradžio, tai labai gerai praėjom dar. Labai laiku, jo, taip pat viskas registruosimės. Bus įdomus grafikas, iš esmės, rytinė dalis prasideda nuo 8 ryto, eina kelios kategorijos. Paskutinis kultūrizmas, po to eis profai, po to vakarinė dalis bus top 5-tukas, apytiksliai prasidės, spėja apie 7 val. Vakaro, aišku, pakankamai tada greitai suksis, nes bus tik top 5. Ir vėl kultūrizmas paskutiniai. Tai žodžiu, jeigu viskas labai sėkmingai gerai ir papuolam į top 5, tai dalyvauju ryte, jau čia būsiu kažkas taip nuo 8:30 plius minus. Nu jau, ant 8 pajudėsim iš namų grubiai. Ir tada dar vakare lauks dar vienas išėjimas. Labai tikimės. Faktas, turi tai būti, taip, bet gyvenimas laikas parodys. Jau rytoj viskas taip pat. Tai žodžiu,
bus įdomu, aišku, dar ir išskirsti į 2 dienas. Jo. Ir bus profai 2 dienas, ir mėgėjai 2 dienas. Tai žodžiu, Ryte ir vakare. Bus- Labai kosmosas. įdomu, tiesiog labai įdomu. Tilpai? Kiek? 1,95, Jo. o limitas 1,98 matos. Telpam. Bet tai su rūbais ir taip toliau. Taip, ką tik taip. pamatęs. Puiku. Tai va, 8,5 su rūbais. Jo. O ką tik pavalgius, atsigėrus. O per paskutinės varžybas kiek buvo? Buvo 87 ir 6. Ne, 8, 9 ir 2. Jo. Jo, kažkas. Tai žodžiu, biškai. Bendrumoju iš esmės tai nuo praeitų varžybų turiu 1,5 kilo mažiau negu buvo Portugalijoje. To, ko ir norėjau. Iš esmės, Taip. kiek buvo tikslas apie 1,5 kilogramo nusispaudžiu žemyn, tai vat, tą aš ir padariau lygiai. Ir gavosi tobulai. Pusės tiek ir planavau, tiek ir buvo mintis, tai žodžiu viskas taip ir sudėliojo, tai viskas Net vakar klausiau, kiek nori ryte sverti atsikėlę. Sako, puskelių daugiau. Atsikeliam, puskelių daugiau. lygiai puskelis daugiau tiek Tobulai. po užkrovos. Tai rytoj bus dar geriau, dar geriau. Ar I have BB Pros to be awarded. All right, judges, our boys in line, it's back to you. $87, 105, 108, 110, 246, and 251. 251. 87. 108. Take one step to your right. 3 and 3, that's the way it should be. No one in the middle box. 3 and 3. $110 and 246 switch. 105 and 251 switched. Gentlemen, spread out and hit a front double bicep. Front lat spread. Side tricep. Face front. 108 and 246 switch. Right on the end. Dominoes and thighs. Your favorite, most muscular. Relax. 251 and 108 switch. $87 and 246 switch. Front double bicep. Time to relax, spread out.
Front double bicep. Relax, turn around, and hit a back double bicep. Relax, turn around. Thank you, gentlemen. Pim, 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 pim. Čia yra kruasanai, kai sutempti. Kruasanas. Kruasanai. Matot, gražiai labai. Nu ką, mes grįžom po... Garsiau. Mes grįžom grįžom po pirmos dalies. Jo, baigės rytinė dalis. Jo. Tai dabar laukiam vakarinės. Mano kategorijoje, kaip visada, visur, iš esmės, visą, nežinau, kiek dabar dalyvauju NPC, praktiškai turbūt visą laiką, o ypač šį sezoną, ženklus dalyvių skirtumas nuo kitų kategorijų. Jo, visur būna maksimum 8, pas Ovidijų 16 šiandien. Tai netgi jeigu tai paėmus tų pačių, kaip visada vyraudavo bikini, kad Nereiktų nieko jų ten šiandien. daugiausiai šiandien toks lavonėlių kompanija. Nu, pakankamai jo. Ne, visokių, viskas gerai, yra ir tikrai labai gerų ir labai nekokių, kaip ir visur ir visada, bet jų tik tais po 4, 5, 3, labai toks nedidelis Visos dalyvių skaičius. kategorijos Tikrai, mažos, jo, iš kas liečia bikinis. Kūno fitneso daugiau, kas šiaip labai labai smagu, kad šita kategorija vis populiarėja, gausėja, daugėja jų, nes tikrai super. O pas manęs, kaip ir skau, iš visų kultūristų netgi irgi lygiai taip pat paėmus, tai visur 8, kokie 6, 5, o pas mane 16. Normaliai pakovoti yra. Tai biškai pakovojom. Tai va, tai žodžiu, pasidraskėm, pasikovojom, tikrai buvo faina. Vien tas, kad teisėjas buvo Steven Weinbergas, kas yra Olimpijos head judge'as pagrindinis, tai reiškia, jisai teisėjauja Mr. Olympija varžybose pagrindinius pasaulio geriausius atletus. Toliau kiti teisėjai lygiai taip pat pakankamai žinomi, geri. Pakankamai žinomi. Ja, iš esmės jie vieni geriausių ten. Žodžiu, teisėjai visi tie, kurie teisėjaus masterių Olimpijoje. Jo, Tai įsivaizduojat, Olimpijoje teisėjauja ir mėgėjus. Tai va, tai be to. Biškai, nieko tokio. Užgliūčinsi žmonės. Tai va, tai esmė tame, kad dabar po mėgėjų eina masteriai, Olimpijos, profai. Ir nuo 4 prasideda antra masterių dalis, o po masterių einam mes. Tai va, išeinam top 5 į finalus. Tai... Ta prasme, gerai, taip ir pasakom, mes papuolėm į finalą. Jo, mes papuolėm į finalą. Tarp top 5. Tarp top 5, tikiuosi tarp aukščiau. Tai va, tai žodžiu, pirmą kartą toks scenarijus mano varžybų periode, kad yra rytinė ir vakarinė dalis, kur reiks lipti skirtingai ir dabar bandau šiek tiek padaryti kai kurios niuansus, ką reikia. Tai va. Žiūrėsim, kas laukia toliau, bus įdomu ir žodžiu, laukiam. Jo, faini. Tiesiog. Ir sorry, kad jinai tampo jumis. Nes man dar iki dabar biški rankos dreba, nes belenkaip, šiaip bus filmuota medžiaga, nežinau, ar prieš įdėsiu, ar po įdėsiu, iš varžybų pačių, mano rankos va taip. Kaip ir dabar. Panašiai, vis dar dreba, normalu. Taip jau būna, nes jaudinos daugiau negu jisai, metu svorį, 1,5 kilo sąžiningai per visą savaitę, kol jisai turi užlipti, kol mes čia Rumunijoje, žodžiu, valgau bandeles ir visa kita ir, žodžiu, svoris krenta. Jinai stresuoja, Vietoj tavęs. Nelabai tą pripažįsta. Aš stresuoju, aš nežinau, kad Instagram'e prisipažinau dėl to, nes aš labai baisiai stresuoju, baisiau negu pati lipu, va dėl šito piliečio viskas. Ir mano rankos, aš jau galvoju ir graudinuosi, rankos dreba ir žodžiu viskas. Jaučiat, matot, užjaučiu vieną žiūrėti šitą laikotarpį, bet... Nieko tokio, išgyvensit. Žodžiu, tai va, o aš nestresuoju, chill out. Viskas. Parodyk kruasanus. Ne.
stipriau. Tai jo, žodžiu, Susitiksim po vakarinės dalies ir viską parodysim. pažiūrėsim, kas bus, kokie rezultatai ir kaip viskas bus tiesiog, žodžiu. Bus gerai. Be 28 vis dar laukiam, pažiūrėjom profų varžybas, esame arenui, Ovidijus guli, ilsisi. Laukiam, ne už kalnų turėtojų mergaitės renka, tai manau ne už kalnų jų ir Ovidijus išėjimas. Pavargę, žiauriai. Kėlėmės 5, tai matysim. Laukiam rezultatų. 16 light heavyweight gentlemen. Let's take that 5th place medal presented to 87 Ali Ariankia. 4th place award goes to 251 Omar Ghaffari. 3rd place medal goes to 108 Petri Dennis Raduti. Silver medal gets presented to 110 Ovi Ringis. And moving to the bodybuilding overall, your light heavyweight champ, Donaru Florin. All right, gentlemen, one more time, front double. All right, thank you, Jonathan. Thank you, gentlemen. Let's have Florin for his winner's photo. If we wake up and you wanna break up, that's cool. No, I won't blame you. It was fun. Tiesiog eilinis vakaras Rumunijoje, ar ne? Nu kažkaip iš tos pusės įdomiai čia papuolėm. Šventė? Kažkokia vyno šventė. Geras. Polas, žiauriai įdomu, netoli varžybų vietos, pakeliui link parduotuvės. Wow. Ir kaip gražu, kaip faina. Labai Įdomiai, iš tikrųjų viskas. Didžiulis parkas, labai viskas gražu. Čia va vyneliai gali nusipirkti. Belenkiek žmonių su vynu, buteliais, taurėm, panašiai, tai wow. Nice. Čia labai fainas menuliukas padarytas. Nice. Because Joe Weider was a mentor to me. When I was a young child, I looked at Arnold Schwarzenegger, followed up by the greats like Lee Haney, Dorian Yates, and I looked at that title as the ultimate, the pinnacle, the title you could go no further. That was Mount Everest of what we do, okay? And one thing we all share, everyone in this room, all the competitors, we all have passion and commitment to what we believe is something, an activity, weight training. And Joe Weider, he instilled that to me early, and he said to me, you are going to be great. And this is a dream to be able to stand on this stage. And Jake, you created a great opportunity once again to bring back the Masters Olympia, which we had for some time. It disappeared. And Joe Weider had that passion. Quarter turn right. Face front. Gentlemen, face the curtain. Face front. .139 and 133 switch. .133 and 149 switch. 140, excuse me. Right next to each other. .153 and 163 switch.
Front double bicep. Front lat spread. Let's go, Cat! Keep those lats open! Side chest. Keep that core tight! Let's go! Ooh. Back double bicep. It's your shot! Relax and spread out.